Labą dieną. Esu Vilniaus Žiburio pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Banel. Įtraukiojo ugdymo pamoka, iš tikrųjų mes taip nevadiname mokykloje, nes mūsų kiekviena pamoka yra įtraukiojo ugdymo. Tiek fizinio, tiek visos kitos pamokos, nes kiekvienoje klasėje yra įvairių vaikų, turinčių įvairių poreikių ir mokytojas veda pamokas atsižvelgdamos į tai. Žinoma, susiduriam su įvairiausiais iššūkiais, tačiau tai yra mūsų darbas ir mes jį tikrai išdidžiai atliekame. Pamokose, kur yra įtraukusis ugdymas, mokytojai reikia tikrai naujų įgūdžių. Pirmiausiai tai yra kantrybė ir supratimas, nes vaikų elgesys ne visada būna piktas dėl to, kad jie taip nori pasityčioti iš ko nors ar kažką blogo padaryti. Tiesiog jie kitaip nemoka. Todėl labai didelę pastangų dalį užima tai, kad pakeistų savo požiūrį į tokius vaikus ir į visą klasę. Nes iš tikrųjų darbas yra nelengvas, reikia pritaikyti užduotis, reikia pritaikyti aplinkas, todėl tam tikrų gebėjimų iš mokytojų reikia. Įtraukiojo fizinio ugdymo pamokose dažnai vaikams kyla sunkumų dėl to, kad čia yra padidintas triukšmas. Daugelis vaikų, ypač turinčių specialiųjų poreikių, labai jautrus tiek triukšmui, tiek įvairiom aplinkos sąlygom, jeigu jos yra kitokios nei klasėje. Tai turime tam tikrų priemonių. Vaikai gali dėvėti garsą izoliuojančias ausines, jeigu jiems yra per sunku. Ir tas ausines gali dėvėti ne tik tie vaikai, kurie turi, tarkim, kažkokių ypatingų poreikių, bet kuris vaikas, kuris tuo metu pasijautė blogai. Galbūt šiandien skauda galvą ir triukšmas trukdo, tai tikrai gali dalyvaujant pamokoje dėvėti tas ausines. Taip pat dažnai vaikam sunku dalyvauti įvairiose varžybose, ypač jeigu tai yra kvadrato kažkokios rungtynės, kur reikia dalyvauti su komanda, kur reikia palaikyti komandą ir ypač jeigu komanda pralaimi, tai yra didelis iššūkis, nes vaikai yra jautrus ir tikrai kartais tenka netgi su mokinio padėjėjais išeiti pasivaikščioti, nusiraminti, kad galėtų grįžti į pamoką. Tai kyla įvairių tokių sunkumų, tačiau bet kokiu atveju fizinio pamokos yra pačios mėgstamiausios, jeigu vaikų paklausti. Ir ypač jiems patinka žaisti lauke. Ir nepaisant to, kad kvadrato žaidime dažniausiai kyla visokių nesutarimų, bet kvadratas yra mėgstamiausias žaidimas. Žinoma, įtraukusis ugdymas turi naudą ne tik vaikams, kurie turi specialių ugdymosi poreikių, bet ir visiems kitiems klasėje esantiems vaikams. Dėl to, kad jie ugdo toleranciją, supratimą, jie geba atpažinti sunkias situacijas, kai reikia atsitraukti, kai reikia palaikyti ar padėti. Tikrai dažniau pakviečia draugus į komandą, atsižvelgdami į jų situaciją, todėl ugdomas visuotinis supratimas ir kultūra. Be fizinės veiklos vis tiek ugdymas būtų neįmanomas, nes ypatingai vaikams, kurie turi kažkokių tai poreikių, jiem reikia judėti. Ir mes mokykloje turim specialią lauko pertrauką, kai visi mokiniai turi išeiti 25 minutėm į lauką. Jeigu ten smarkiai nepliaupia lietus, net lynoja, vis tiek vaikai eina į lauką, nes jiem reikia judėti. Ir tikrai mokytojas pastebėjo, kad po tos pertraukos grįžta vaikai kaip į pirmą pamoką. Tai tiek ir fizinio ugdymo pamokos, jos irgi be galo duoda didelę naudą, nes tikrai vaikams
šiuolaikiniam vaikam, kurie linkę laiką leisti prie įvairiausių technologijų, tai tikrai yra išsigelbėjimas, nes patys savaime jie nelabai linkę judėti. Tikrai galėčiau rekomenduoti naudoti garsą slopinančias ausines, nes tikrai mūsų mokykloje jos labai pasiteisino. Taip pat pasiteisina aiški ir iš anksto numatyta struktūra. Kai vaikai eidami, kad ir į fizinio ugdymo pamoką, aiškiai žino, kas jų laukia, kokia veikla, kokia bus pamokos struktūra, kas bus pamokos pabaigoje, kokios yra galimybės nusiraminti ar išeiti, ar laiku pasisakyti, kad jau aš daugiau negaliu, man reikia kažkokios pertraukėlės. Tai visada gelbsti pamokoje. Mūsų mokykloje yra įrengtos įvairios erdvės, kuriomis gali naudotis visi mokiniai. Ir taip pat ir įtraukiojo ugdymo ar specialių ugdymosi poreikių turintys mokiniai. Turime 2 sensorinius kambarius, kuriuose įrengtos įvairios veiklos, įvairūs įrenginiai, kuriuos galima naudoti tiek nusiraminimui, tiek atsipalaidavimui ir vaikai ten gali ateiti ir pabūti. Taip pat turime koridoriuje judumo stoteles, kur esant poreikiui per pertrauką vaikai gali atlikti tam tikras užduotis ir pajudėti. Vaikams aš tikrai palinkėčiau, kad judėtų daug, būtų aktyvūs, mažiau žiūrėtų į ekraną, labiau žiūrėtų į žalią gamtą, į aplinką, daugiau bendrautų su gyvais žmonėmis, o ne virtualioje erdvėje.